Įsivaizduokite, jūs esate Express Delivery kompanijos vadovas ir su jumis susisiekia Panevėžio įmonė Ecobite, kurie prekiauja telefonais, kompiuteriais ir jų kainas yra prieinamesnės negu didelių tinklų, nes jie parduoda kartais ir nenaują įrangą. Ir štai jie susisiekė su jumis, kad jūs vyktume keletą pristatymų ir jie pasiūlo jums tokius 4 variantus arba ABCD aibės. Jums reikia išsirinkti, kuris bus jums naudingesnis, nes jie galbūt kreipsis dėl kitų į kitas įmonės. Taigi pažiūrėkime, ką kiekviena iš šitų aibių gali reikšti jums. Aibė A reiškia, kad jums reikia pristatyti prekes iš Ecobite į Panevėžį ir Šiaulius. Į jokią kitą, tik į Panevėžį ir Šiaulius. Aibė B reiškia, kad jums reikia pristatyti į visus miestelius nuo Panevėžio iki Kauno, bet neįvažiuojant nei į Panevėžį, nei į Kauną. Todėl skliausteliai mūsų yra apvalūs. C sąrašas reiškia, kad nuo Panevėžio, nes matote, kad kampiniai skliaustai, nuo Panevėžio iki Vilniaus, įskaitant ir Panevėžį, ir Vilnių. Reiškia, visose miestelėse reikia išvežioti prekes ir Panevėžys ir Vilnius įeina į tą sąrašą. Na ir paskutinis yra D variantas, tai yra nuo Panevėžio neįvažiuojant į Panevėžį, nes turime apvalius skliaustus ties Panevėžio ir iki begalybės. Reiškia, jūs pradedat nuo Panevėžio, į Panevėžį neįvažiuojat, tik pasiimat prekes iš Ecobitės įmonės ir važiuojat be galo be krašto, išvežiojat tas prekes, kiek tik tai reikia tą dieną. Štai, jums reikia pasirinkti dabar variantą ir čia yra paprastas pavyzdys, kaip galėtų būti naudojamas aibės. Labai paprasta ir aišku, jeigu jūs geras vadybininkas ir Express Delivery yra jūsų mylima kompanija, tai jūs pasirinksite D variantą, nes tai reiškia, kad jūs turite labai daug užsakymų tą dieną, galėsite vežioti tiek, kiek jų yra, neapriboja nei savo maršrutą, nei kažkokiais atstumais.